Labas vakaras visiems atvykusiems, prisijungusiems prie mokymų. Labai gera, miela matyti, kad tiek daug žmonių domisi savimi, domisi savo vidumi. Tai mano vardas Ieva, pavardė ilga, Širlauskaitė Stripeikienė. Aš esu psichologė, psichoterapeutė. Dirbu Kaune su labai įvairiom bylom, įvairiais žmonėm, kurie atvyksta pas mane. Dirbu kaip psichologas ekspertas, kartais su sudėtingom bylom, su sudėtingais atvejais, kai kiti psichologai nesusitvarko arba sudėtingas momentas įvyksta. Ir šiandien mes kalbėsime apie savo vidų, apie tai, kas yra mano vidus, apie tai, kaip pajausti save, atpažinti, kas yra mano viduje, kaip veikia mano vidus ir kodėl kartais būna negera. Arba kaip mano šiandienos vienas klientas sakė, man viskas puiku mano gyvenime, tik kažkodėl tai turiu panikos priepuolius. Nu tai va, iš kur tie panikos priepuoliai yra ir kaip čia veikia mūsų vidus, kad vat kartais mes pradedam jaustis, kad yra negera, pradedam turėti migreninius galvos skausmus, pradedame košmarus sapnuoti, depresinę duobę išgyvenam ir taip toliau, ir taip toliau. Labai rekomenduoju pasiimti lapą popieriaus ir su kuo rašyti. Tikrai nereikia visko rašyti, ką aš jums kalbėsiu. Tačiau, jeigu jausit, kad kažkokia mintis jums yra svarbi, surezonuoja su jūsų vidum, užsirašykite ją. Tokiu būdu jūs ne tik tai klausysite manęs, bet ir atsirinksite, kas šiuo metu jūsų viduje vibruoja, kas šiuo metu jums yra svarbu. Tai va, bus labai daug informacijos, vieniems bus girdėta ta informacija, kitiems gali būti labai nauja, neišsigąskite to, gali trukinėti mintis, nes daug dalykų, kuriuos bandysiu pasakyti. Nu ir žodžiu, kuo daugiau dalyvausit, tuo daugiau naudos iš to gausit. Dar kartą apie mane, esu psichologė, psichoterapeutė. Jeigu iš srities, ką aš esu baigusi KETA, kognityvinę elgesio psichoterapiją, Australijoje mokinausi naratyvinės terapijos, egzistencinės terapijos, sisteminio šeimos konsultavimo ir taip toliau. Na ir tai, ką šiandien kalbėsiu, bus iš mano patirties dirbant su žmonėm ir matant tam tikras tendencijas, tam tikrus pasikartojimus žmonėse. Tai bendrai kaip kalbėsiu, pirmas dalykas, kalbėsiu apie tai, kaip veikia mūsų vidus. Ir iš tikrųjų, kokias klaidas arba kokius pažeistumus mes turime, dėl ko mūsų vidus pradeda sirgti. Matot, kiek daug žmonių šiandien rašė, kad negera, nerimas, žema savivertė, bloga būsena. Tai rodo, kad vidus jau serga, jau negera yra viduje. Kaip tai atsitinka ir kaip veikia mūsų vidus pirmiausiai? Realiai tai yra tas pats, kaip jam padėti. Na ką, tai mes gal tada ir pradėsime. Tai visų pirma, mes visi gyvename be galo keistam pasaulyje. Mūsų seneliam, mūsų ir tėvam gali būti tas pasaulis labai keistas, bet seneliam tai turbūt be galo keistas, labai sunkiai suvokiamas. Mes gyvename gausos ir judesio pasaulyje. Ir aplink mus yra daugybė visko. Informacijos, judesio, pasiūlymų, reikalavimų, žmonių ir taip toliau. Daugybė visko, kas sukasi aplink mus ir kas dar įdomiausia, yra daugybė vienatvės. Va čia įdėjau Tokijo nuotrauką. Ir Tokijas yra vienas iš 3 pagrindinių pasaulio miestų, kurie yra vadinami vienatvės miestais. Londonas, Niujorkas, Tokijas yra tie miestai,
kuriuose yra daugiausia depresijų, daugiausia geriamų antidepresantų. Ir vat be galo keistas dalykas. Žmonių juose gyvena itin daug. Žmonės fiziškai yra viens šalia kito, tačiau tai yra vienatvės miestai. Žmonės, būdami fiziškai vienas šalia kito, nebemoka, vat štai šitam gausos pasaulyje, suvokti savęs, suvokti kito ir megzti ryšį su kitu. Ir tada mes atsiduriam be galo keistoj situacijoje. Žmonių daug, žmonės šalia viens kito, tačiau žmonės neturi jokio emocinio ryšio arba turi labai sunkų supratimą, kasgi aš esu iš esmės ir kasgi yra kitas žmogus. Tai tam, kad mes galėtumėm užmegzti santykį, kad mes galėtumėm pajausti kitą žmogų ir kad galėtumėm nesijausti vieniši, kaip klausiam, kodėl būnant kartu su artimiausiu žmogumi vis tiek jaučiuosi vieniša. Pirmas žingsnis yra pirmiausiai užmegzti ryšį su savim. Daug žmonių neturi supratimo, kas aš kaip žmogus esu. Tai tam, kad užmegzti ryšį su kitu, suvokti, kas yra kitas, kas jame yra, visų pirma reikia suvokti save. Kas aš esu, kas mano viduje yra. Nes iš tikrųjų žmogus yra be galo sudėtinga būtybė. Žmogus suprasti galima labai skirtingais pjūviais. Ir šiandien aš keletą jų jums papasakosiu. Žmoguje yra daug skirtumų, daug skirtingų dalių. Netgi šitos dalys būna skirtingos. Mes būname labai skirtingi tam tikrais momentais. Ir tai vis tiek esame mes. Iš tikrųjų, tam, kad suprasti žmogų, man patinka viena tokia metafora. Sako, kad įsivaizduokit pievos gėlių puokštę, kur yra skirtingos gėlės, skirtingos spalvos, skirtingi dydžiai. Ir visa tai vis tiek yra gėlių puokštė. Tai vat mes žmonės ir esame daug. Mūsų viduje yra daug. Tik viena iš didžiausių problemų, kad mums yra labai sunku atsakyti, kas aš esu. Iš tikrųjų, kas yra mano vidinis pasaulis? Dažniausiai pirmas atsakymas į šitą klausimą, kas aš esu, mes pasakom savo vardą. Vat aš esu Ieva, pavyzdžiui, ar ne? Ir tada į savo vardą suprojektuojam pirminį santykį su savimi. Ir šitoje vietoje galima pagalvoti, ir jeigu jūs norit, pagalvokite apie savo vardą. Kaip jums patinka jūsų vardas? Kaip priimat savo vardą? Kas davė jums šitą vardą? Kokia proga davė? Kiek tapatinosi su savo vardu? Ir gal pagrindinis dalykas, kiek man tas vardas tinka. Nes vardas iš tikrųjų yra tik žodžių rinkinys, raidžių rinkinys. Ir bet kokį vardą įmanoma prisijaukinti. Ir labai dažnai į vardą mes suprojektuojame sunkumus būti patiems su savimi. Labai dažnai žmonės, kurie išgyvena sunkes būsenas, savęs nepriėmimą, pasišlikštėjimą savim, nepriima ir savo vardo. Kažkada buvo padarytas tyrimas ir tirti žmonės, kurie yra bandę žudytis arba nusižudė. Tai labai nemaža dalis jų prieš tai yra bandę keisti savo vardą. Kodėl? Todėl, kad suprojektuoja savęs nepriėmimą į šitą raidžių rinkinį. Dar atsakymas į klausimą, kas aš esu, būna įvairus. Labai dažnai žmonės
atsako per tam tikrus išorinius dalykus. Pavyzdžiui, aš esu mano išorinė išvaizda. Aš esu mano galia per žinias, mąstymą, kontrolę, ką aš moku, ką aš žinau. Daliai žmonių tai yra per išorės daiktus. Dalis žmonių sutapatina save su tam tikrais išoriniais daiktais. Pavyzdžiui, aš lygu mašina. Tikrai tokių žmonių, man atrodo, jūsų aplinkoje turėtumėte žinoti. Arba aš lygu mano namas. Aš lygu mano rūbas, išsilavinimas, arba pareigos, arba kažkoks pomėgis išskirtinis. Dalis žmonių sutapatina save su gyvenimo vaidmenimis. Save mato tik tai kaip mama, tik tai kaip tėtį, dukrą, sūnų. Visa tai yra mus apibūdinantis dalykai, bet tai yra mažučiai dalykai. Ir problema atsiranda tada, kai aš patikiu, kad aš tik tai ir esu. Įsivaizduokit, jeigu aš esu tik mano išvaizda, tai visą, ką aš gyvenime sieksiu ir darysiu, gražinsiu šitą išvaizdą. Jeigu aš esu tik tai daiktai, kuriuos aš turiu, tai aš sieksiu kuo daugiau šitų daiktų įsigyti. Ir tada patikėsiu, kad esu tik tai ir pradėsiu tik tokį save rodyti. Iš tikrųjų, socialiniai tinklai yra viena iš vietų, kur žmonės patiki, kad per išorinius dalykus galima teikti save ir kad aš ir esu tie išoriniai dalykai. Ir kai mes patikim ir pradedam tą rodyti ir tik su tuo tapatinamės, iš tikrųjų ateina didelė vidinė tuštuma. Apie ką ta tuštuma? Nes iš tikrųjų mes žmonės esam daug daugiau negu mašina, namas, profesoriaus laipsnis, darbo pareigos arba mamos vaidmuo. Ir jeigu mes nebematom to gylio, kas mes dar kaip žmonės esam, pradam nematyti savo sielos, kuri gyvena mūsų viduje, mums pradeda darytis negera. Ir tada ta tuštuma yra sunkiai atlaikoma. Iš tikrųjų, nerimas dažnai mums sako, kad negera, bloga mums su savim. Ir dalis žmonių pradeda ieškoti laimės piliulių, bet greitosios laimės, kas dažniausiai yra priklausomybė. Toks kaip vilkiukas įsisuka ir mes galim alkoholį vartoti, nes negera viduje, tuščia viduje. Vaistus psichotropinius gerti, nes negera, tuščia viduje. Daug žmonių yra priklausomi nuo emocinio valgymo, azartinės veiklos, lošimų, serialų. Turėjau vieną klientę, kuri, kai jai pasidarydavo negera, serialų žiūrėdavo parom. Nevalgius, negėrus. Kodėl? Todėl, kad tai nukelia į alternatyvę realybę. Nebereikia man būti su savim ir su savo vidinė tuštuma, aš iškeliauju į tam tikrą realybę, kurią duoda priklausomybės. Tik visas liūdnumas tame, kad tikroji realybė neišnyksta. Ir mes grįžtame į ją. Ir kuo daugiau laiko būnam nutolę nuo jos, tuo sudėtingiau mums gali būti su ja būti. Tai jeigu aš nesu tik mano išvaizda arba mano turimi daiktai, kas aš dar esu? Kas ten dar yra mano viduje? Ir va čia žmonės atranda visiškai kitą dimensiją arba visatą. Kas tai yra vidinis pasaulis? Kaip veikia mūsų vidinis pasaulis? Iš tikrųjų, daliai žmonių tai yra labai sunkiai pažįstama, sunkiai suvokiama. Kas tai yra? Kas čia gyvena? Kokios taisyklės egzistuoja? Kaip tvarkyti visą tai? Ir kokį santykį aš pats turiu su savim? Vat kokį save matau? Kiek savo turiu šilumos, atjautos, meilės? Realiai tai ir yra savęs pažinimo lygiai. Mes žmonės esam kaip svogūnai, įsivaizduojat. Dažnai gyvenam va tam svogūno lukšto sluoksnyje, o po to po biškelį pradedam atrasti sluoksnius. Ir tie sluoksniai yra apie mūsų gylį, apie mūsų vidų.
Ir kiek sugebam eiti gilyn, kiek sugebam atrasti save, savo vidų, kas aš esu.